Aš Viktoras Jakovlevas, jūs žiūrite Infodieną, svarbiausios temos. Tai, ko nepasakė teisėsaugai, išplepėjo žurnalistams. Dėl mergaitės pagrobimo suimtas Filipavičius, vedamas į teismą, atsakinėjo į žurnalistų klausimus ir sako, kad 9-metę pagrobė netyčia. Naujos Rusijos provokacijos. Lietuvos rusakalbiai socialiniuose tinkluose raginami tapti Rusijos piliečiais. Valdžios nuolaidos ūkininkams parūpo ir aplinkosaugos aktyvistams. Jie norėtų dalyvauti derybose vyriausybėje. Ūkininkai sako, kad išsaugoti gamtą yra bendras tikslas. Vaiko pagrobimu Kaune įtariamas Gediminas Filipavičius pirmą kartą prabilo viešai. Filipavičius buvo atvežtas į Kauno apylinkės teismą, kuriame nagrinėta kita ne su vaiko pagrobimu susijusi byla. Administracinėje byloje jis ginčijo jam skirtą baudą už viešosios rimties trikdymą.